Sveiki! Šiandieną labai norėčiau su jumis pasidalinti tokiamis mintimis ir įžvalgomis, kurios jau man kurį laiką kyla mano darbe, praktikoje mano ir galvočiau, kad noriu pasidalinti su platesnė auditorija ir tiesiog pasiūlyti apie tai pagalvoti. Galbūt pagalvoti apie tai ir suaugusių specialistams, tai yra psichoterapeutams, psichologams ir kaip mes galime galbūt visą tai kartu dar geriau įveikti. Tad kokia yra ta vieta, apie kurią aš norėčiau pakalbėti ir į kurią norėčiau atkreipti dėmesį. Paprastai visi mes pagalbos specialistai sakome, jog darbas su vaikais dažniausiai prasideda darbas su tėvais. Ir iš tiesų tai yra neginčiama tiesa, nes kai tėvai geriau supranta save, geriau įsigilina į save, geriau supranta savo vaikystės ar šiaip turėtas patirtis, savo žaizdas ir jas kažkaip išsivalo ar susidėlioja iš naujo. Iš tiesų mes matome labai didelį poveikį vaikams, matome šeimoje ir tas be abejo yra labai prasminga ir labai reikalinga. Visgi šioje vietoje norisi atkreipti vieną tokį dalyką, ką tėvai galėtų pagalvoti, kai tėvai patys dirba su savimi ir eina į savo asmeninę psichoterapiją ar psichologo konsultacijas. Tuomet kartais nutinka taip, jog mes pažinę savo sunkumus, savo traumas, tuomet pradedame visko labai bijoti. Ir taip visiškai nesąmoningai gaunasi, jog mes savo vidų, savo vidinius išgyvenimus perkeliame ant vaiko ir kas iš tiesų vaikui galbūt ir ne į naudą. Pasakysiu pavyzdžiais, kas galbūt bus aiškiau, ką noriu pasakyti. Pavyzdžiui, mes dirbdami su savimi suprantame savo vaikystės ar savo vaikystės ar savo paauglystės ar jauno suaugusio amžiaus traumas. Mes suprantam, kas buvo ir kaip tai darė įtaką mūsų gyvenimui. Ir vėliau, kai mes auginame vaiką, gali nutikti taip, jog mes be galo visko bijom. Kiekvienas žodis ne, kiekvienas žodis galbūt reikia, kiekviena vaiko sunkesnė emocija mums atrodo, kad tai gali būti trauma. Ir tai gali tikrai apsunkinti labai ir mūsų gyvenimą ir tuo pačiu neleisti vaikui vystytis jam sveiku jo asmeniniu keliu. Arba iš kitos pusės, kartais būna, jeigu tėvai buvo labai klimpę tokias sunkias emocijas ir jiems dažnai būdavo sunku, negera ir jie savo darbo metu išmoko mažiau kreipti dėmesį į kažkokius dalykus, mažiau kreipti dėmesį į sunkias emocijas, lengviau jas paleisti, praeiti, jeigu jiems tas buvo naudingas, ir psichoterapeutas matė ir jie ėjo tuo keliu. Tačiau gali nutikti taip, jog tėvams atrodo, kad visada reikia nebekreipti dėmesį į savo jausmus, savo emocijas ir vaikams sako, tai nepergyvenk, tai čia nieko tokio. Ir tokiu būdu lyg tai sumažina vaiko skausmą ir nekreipia dėmesio į tai ir ta emocija iš tiesų niekur nedingsta, tiesiog užsidaro vaiko viduje. Kartais gali būti, jeigu tėvai gyvena tokį savo vaikystėje chaotišką gyvenimą, kuomet neturėjo vertybinio pagrindo dėl tėvų ypatybių ir jiems buvo labai sunku ir jie sunkiai atrado save, jie sunkiai galbūt baigė mokslus ir jiems dabar gali atrodyti, kad man to labai trūko, tai aš visą tą, ką geriausia duosiu vaikui. Ir mes pernelyg norim vaikai sprausti rėmus, daryti tokį dorovingą, su stipriom vertybėm, kas dar vaikui gal per anksti, o galbūt apskritai vaikui, tai pagal asmenybę netinka, būtent tai, ką mes norim pertikti. Tad šioje vietoje tiesiog siūlyčiau pagalvoti apie tai, ar mes galime, ar mums pavyksta atskirti, kur yra mano patirtis, mano emocijos, mano vidus, ir kur yra mano vaiko asmenybė. Ir pasistengti pažiūrėti į vaiką kaip individualią asmenybę, su jo poreikiais, su jo iššūkiais, su to, ko jam iš tiesų reikia, jog jis galėtų augti sveika, tiek fiziškai, tiek emociškai, laiminga asmenybė. Ir pasistengti pažvelgti į save, ypač jeigu dirbote su savimi, kad atskirti, kur yra apie mane, o kur yra apie mano vaiką. Ir pasistengti to, jeigu išeina, neperkelti.
Ir tą sakau tikrai su visa meilė, su visa pagarba, nes aš visiškai tikiu, kad visi tėvai nori geriausio ir pačio geriausio savo vaikams. Ir visgi tikiu, jeigu mes galėtumėm į tai atkreipti dėmesį, vaikui gali būti tai dar naudingiau. Tad tikrai linkiu visiems sėkmės šitame gražiame kelyje per save, per savo vaiką, per santykius. Ir kaip yra sakome, pati gražiausia ir sunkiausia kelionė, tai yra kelionė į save. Ir tai tikrai sutinku su tuo ir linkiu kuo gražesnių kelionių ir kuo gražesnių potyrių tame.